Sveiki, aš vardu Radekas. Esu profesionalus Swisskrono grindų montuotojas. Šiandien ketinu parodyti, kaip montuoti laminato grindis. Aptarsiu gamintojo nurodymus ir duosiu praktinių patarimų, susijusių su grindų montavimu ir naudojimu, kurie padės jums sutaupyti daugybę laiko ir išvengti nereikalingų klaidų. Jei grindų dar neišsirinkote, išsirinkti spalvos, medienos tekstūros aš nepadėsiu. Tačiau patarsiu, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis grindų dangą savo namams ir kaip jas prižiūrėti, kad tarnautų daugybę metų. Pradėkime nuo atsparumo nusitrinimui, kuris skirstomas į šias klases – AC3, AC4 ar AC5. AC3 klasės grindys tinkamos gyvenamiesiems pastatams. AC4 klasės grindys gali būti montuojamos visose gyvenamosiose ir komercinėse patalpose, kuriuose yra vidutinis judėjimas, tokiose kaip viešbučių kambariai, biurai, salonai, valgomieji ir gyvenamosios erdvės. AC5 klasės grindys yra labai patvarios ir atsparios nusitrinimui. Tinka naudoti visose gyvenamosiose ir komerciniuose pastatuose, kuriuose yra intensyvus judėjimas, tokiose kaip restoranai, parduotuvės, nedidelės specializuotos parduotuvės, viešbučiai ir biurai. Mūsų šiandienos užduotis yra įrengti plaukiančias grindis. Tai yra grindis, kurios nėra pritvirtintos prie grindų pagrindo. Naudosime Leonardo Oak grindų dangą iš Chronopol Aurum grindų kolekcijos. Ši kolekcija pasižymi Express Click sistema, dar vadinama G5. Swisskrono medinės grindys gali būti montuojamos ant įvairaus grindų pagrindo, taip pat ant betoninių grindų, išlyginamųjų grindų, Swisskrono OSB Free plokščių grindims, seno parketo, keraminių plytelių, PVC grindų dangos. Prieš montuojant naujas grindis, grindų pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Laminato grindų montavimui prireiks šių įrankių. Ilgo gulščiuko, mažiausiai 1,5 metro, kad galėtumėte patikrinti grindų pagrindo lygumą. Smulkiai dantyto rankinio pjūklo ar pjūklo medienai. Grąžto, montavimo juostos, universalaus peilio, lipnios juostos, pieštuko, plėtimo tarpiklių, kad tarp sienų būtų išlaikomi tinkami tarpeliai. Grindjuosčių tvirtinimo laikiklių. Patvirtintos garų izoliacinės plėvelės, mažiausiai 0,2 mm storio, putų polietileno pakloto 2 mm storio ar kitos medžiagos pakloto. Šiandien mes naudosime specialistų naudojamus įrankius, kurie palengvina profesionalių montuotojų darbą ir leidžia atlikti sudėtingus, itin tikslius pjūvius, nepažeidžiant laminato. Prieš pradėdami montavimą, perskaitykite grindų montavimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus. Instrukciją galite rasti adresu www.swisskrono.com ir ant kiekvienos grindų dangos pakuotės etiketės. Prieš įsigydami grindų dangą, nepamirškite tiksliai išmatuoti kambario, kuriame montuosite medines grindis. Turite įtraukti visas nišas ir išlinkimus, todėl rekomenduojame pirkti plokštes su 5 procentų atsarga. Negalime pradėti darbo iškart, kai tik įsigijame grindų dangą. Medinėms grindims reikia prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, arba tiksliau, pritaikyti drėgmės kiekį prie drėgmės kiekio esančio kambaryje, kuriame bus montuojamos grindys. Šios taisyklės labai svarbu laikytis žiemos mėnesiais, kada grindys pristatomos tiesiai iš nešildomo parduotuvės sandėlio. Todėl patariama 48 valandas palaikyti grindis montavimo vietoje. Optimalios grindų dangos montavimo sąlygos – temperatūra apie 18–22 laipsnius Celsijaus ir nuo 40 iki 65 procentų drėgmės. Medienos grindų plokščių negalima montuoti kambariuose, kurių oro drėgnumas didesnis nei 70 procentų, tokiuose kaip vonia ar sauna. Aklimatizacijos laikas gali būti naudojamas patikrinti, ar grindų pagrindas yra be jokių nelygumų, didesnių nei leidžia gamintojas. Lygumą galite išmatuoti 1,5 metro ar ilgesniu gulščiuku. Leistinas nelygumo nuokrypis 2 mm bėginėme metre. Visos žemesnės ar aukštesnės nei 2 mm vietos turi būti užpildytos ar nušlifuotos. Pašalinus nelygumus turime apsaugoti grindis nuo galimo drėgmės susidarimo po danga. Tai padarysime naudodami pritvirtintą garų izoliacinę plėvelę. Plėvelė turi uždengti visą po danga esantį paviršių ir padengti sieną iki grindjuostės. Izoliacinės juostelės turi turėti 15 cm užleidimus ir būti apsaugotos nuo garų apsaugota juosta.
Tačiau tai dar ne viskas. Būtinai naudokite putų polietileno paklotą ar kitos medžiagos paklotą, kad išlygintumėte likusius nelygumus ir pagerintumėte akustinės grindų dangos savybės. Tik taip paruoštas paviršius užtikrins ilgalaikį pasitenkinimą ir leis išlaikyti gamintojo suteiktą garantiją. Chronopol Aurum grindų dangai suteikiama nuo 20 iki 30 metų garantija. Taip paruoštas pagrindas yra parengtas grindų dangos montavimui. Kiekviena plokštė turi būti patikrinta prieš montavimą ir montavimo metu dėl galimų pažeidimų, plika akimi matomų defektų, spalvų, dydžio ir žvilgumų pakitimų ir taip toliau. Apžiūrint plokštes, reikalingas tinkamas apšvietimas. Iš pradžių reikia patikrinti plokščių pakuotę. Nenaudokite pažeistų plokščių. Galimi keli plokščių montavimo būdai. Montavimas su 1/2 ilgio plokščių išdėstymu. Montuojant šiuo būdu, pirma plokštė paliekama pilno ilgio, o kiekviena kita eilė pradedama plokšte padalinta per pusę. Montavimas su 1/3 ilgio plokščių išdėstymu. Montuojant šiuo būdu, pirma plokštė paliekama pilno ilgio, o kiekviena kita eilė pradedama plokšte padalinta į 1/3 arba 2/3 ilgio dalis. Montavimas naudojant likusias nupjautas dalis. Montuojant šiuo būdu, kiekviena nauja eilė pradedama patiesiant nuo kiekvienos prieš tai dengtos eilės likusią paskutinę plokštės dalį. Visi šie būdai tinkami montavimui bet kuriuo kampu, pavyzdžiui, 45 laipsnių kampu. Prieš pradedami kloti plokštes, turime paskaičiuoti paskutinės eilės plotį. Jis negali būti mažesnis nei 50 mm. Esant mažesniam dydžiui, plokštė pirmoje eilėje, kuria pradedamas montavimas, turi būti tinkamai nupjauta. Siūlau plokštės pradėti tiesti statmenai langui, iš kurio kambaryje sklinda daugiausiai dienos šviesos. Tokiu būdu plokštės bus sulygiuotos sklindančių spindulių kryptimi. Pirma eilė turi būti tiesiama su į sieną nukreiptu šoniniu liežuvėliu. Norėdami sujungti plokščių galus, turime kruopščiai statyti plokštės galinį liežuvėlį į jau ištiestos plokštės galinį įlaidą. Tuomet ranka ar guminiu plaktuku trinktelkite į galinę jungtį. Tarp grindų ir visų elementų, tokių kaip kolonos, lenkščiai, durys, vamzdžiai ar sienos, reikia palikti 10 mm tarpelius, vadinamus plėtimosi tarpeliais. Tam prireiks plėtimo tarpiklių. Medienos plokštės dėl oro temperatūros ir drėgmės skirtumų traukiasi ar plečiasi. Durų rėmoms gali būti naudojami plėtimo tarpikliai ar išpjaukite rėmo apačią, kad galėtumėte įstatyti plokštę. Šis sprendimas atrodo ir veikia gerai. Antros ir likusių eilių montavimas turi prasidėti sujungiant šoninius plokščių kraštus. Tai galima padaryti įstatant plokštės šoninį liežuvėlį į šoninį ištiestos plokščių eilės įlaidą 20 laipsnių kampu ir švelniai spaudžiant, padėjus plokštę ant lygaus pagrindo. Galinės jungtis šioje eilėje turi būti sutrumpinamos bent 40 cm. Kai montuojate 7-10 mm storio plokštes, ilgesniuose nei 8 metrų ar platesniuose nei 6 metrų kambariuose, rekomenduojame grindyse padaryti papildomus 2 ar 3 cm plėtimosi tarpelius, jei reikia. Kai montuojate 10 mm storio plokštes, vienos grindų plokštumos dydis be papildomų plėtimo tarpelių yra 10 ant 12 metrų. Plėtimo tarpeliai yra paslėpiami specialiais apdailos elementais, kurių negalima kalti, gręžti ar klijuoti prie plokščių. Vaizdo įraše galite matyti, kaip tinkamai juos montuoti. Ištiesus paskutinę plokščių eilę, galime pereiti prie apdailos darbų. Primontuojame maskuojančius apdailos elementus ir grindjuostes. Tarp Swiss Chrono esančių priedų yra ir P85 grindjuostės. Skirtos Aurum kolekcijai, pasižyminčios moderniu dizainu, lengva ir patikima montavimo sistema ir puikiai derančiomis spalvomis. Informacija apie P85 grindjuosčių montavimą pateikta kitame vaizdo įraše mūsų interneto svetainėje. Didelis plaukiojančių grindų privalumas yra tai, kad jos gali būti naudojamos iš karto po montavimo. Dabar liko tik pašalinti ant laminato paviršiaus likusius nešvarumus. Geriausiai tai padarysite įprastu rankiniu šepečiu ar dulkių siurbliu uždėję šepetėlio priedą. Galiausiai grindis nuvalome drėgna, bet nešlapia šluoste, praskalauta gamintojo rekomenduojamame valiklyje, pavyzdžiui Perfect Flow. Ant medinių grindų nepilkite vandens. Nevalykite jų vašku, vandens garais, valymo pastomis, koncentruotais plovikliais ar valomaisiais milteliais. Dabar beliko apstatyti kambarį baldais.
Grindų danga atspari įbrėžimams, atsirandantiems dėl kėdės ratukų, tik jei ratukai padengti guma. Kėdės su plastikiniais ar metaliniais ratukais naudojimas be specialaus grindų kilimėlio paspartins grindų dangos susidėvėjimą ir dėl to bus pažeidžiama garantija. Kėdžių, stalų ir kitų baldų kojas reikia apsaugoti veltinio pagalvėlėmis, kurios turi būti reguliariai valomos, kad iš jų būtų pašalinami nešvarumai. Nepamirškite naudoti plaukus surenkančių ir kitų kilimėlių, kad apsaugotumėte grindis nuo smėlio dalelių ir smulkių akmenukų. Baigiame! Pripažinkite, kad nebuvo sunku. Daugiau informacijos apie grindų dangą, esančias kolekcijas ir naujus gaminius rasite apsilankę mūsų interneto svetainėje www.swisskrono.com.